pasakojo apie kūrybinį, kai Edvį įsirenginėjomis labai atrodė fainas, bet viso šito mes nebūtumėm padarę be palaikymo. Ir mes turėjom labai didelį užnugarį, tai tiek iš projektų iniciatorės Aistės, tai tikrai nuoširdžiai, kiek ir įsikūrinėjom, tokio nuoširdumo sulaukėm, tai labai smagu. Norėčiau padėkoti iš tikrųjų kultūros centrui Aistei už tą unikalų projektą, kuris atsirado mūsų rajone. Jūs turite unikalias galimybės ir tą, ką jūs sukūrėte, tai yra kažkas tai tokio. Jūs čia kalbėkite. Kurkite tos projektus, turite bendrus tikslus ir tegul užauga čia nauji kūrybos sparnai. Tiesiog darykit su baime ir viskas bus gerai. Ir tikiu, kad dar toliau sukursim gražių projektų, renginių ir bendradarbiausim.